Nu, čia toks atlikėjas, labai kontroversiška asmenybė, ten sako apie pasinaudojimą vaikais, bet čia kitas, apie daug moterų, gal čia šitas, apie aukštakulnius mėgo nešioti, moterim rengtis, gal čia šitas, po to, kad ten jis ten permėgo su vyrais, ten tiek, kiek aš per 14 metų tai žmoną turėjau, tai jis 100 kartų daugiau žmonų turėjo, kabutėse, ir tiek pat vyro dar daugiau turėjo. Na, žodžiu, vat, visi žino šitą atlikėją ir jo vardas yra Prinkas. Taip. Ir jo daina, kuri, čia jo albumas rinktinis, tai aš daugiau pristatau ne albumą, o kūrybą visą, tai jo daina va šitą. You sexy motherfucker. Nu, šita muzika iš mados išeina, buvo sugrįžus, kai jis mirė po Baujo mirties. You sexy motherfucker. Nu, čia sako, kaip apkaltina ten atlikėją, ten vaikų išnaudojimą, tai čia atvirkščiai galima sakyti, kad šitas padarė tokia kaip seksualinė revoliucija, šitas Prinkas. Ir Princo dainos yra tokios. Čia yra ir B-sides, ir Purple Rain, ir pop kažkokia negirdėta daina. Man patinka Get Off, Cream, dar kokia Kiss, labai reikia nepraleisti. Nu, vat, I Would Die For You, dabar norėčiau Little Red Corvette. Ir Head gera daina, ir I Wanna Be Your Lover. Na, žodžiu, čia visos geriausios jo dainos. Čia yra, nepamirškit, čia yra Hits 2. Yra dar Hits 1, aš jį irgi turiu. Aš jo nerodysiu, žinau, kad visi turi dabar. Jo buvo uždraudę dainas klausyti per platformas, per YouTube platformą. Tai man atrodo, kad dabar jau laisvai gali visi Princą, ką nori tą klausyti. Peach, Cream, Kiss, nu, ko čia dar reikia, Purple Rain. Nu, kai kurių dainų čia kaip Gold nėra tam kitam rinkiny. Ir, na, nežinau, kam naudingi mano šitie apžvalginiai klipai, tik tai savo. Jeigu noriu pasitreniruoti kažkam tai daugiau, bet nematau prasmės, kam aš čia juos darau. Humoro dėliai nesugalvoju ką nors juokingo, o vat kažką tai apšviesti žmonės, tai visi gali Google paklausti, nežinau, aš nebent, nu vat, parodyti savo mėgstamiausios dainos, nebent, va, tiek, va. Tai va, kaip I Would Die For You, 8 daina, nebent, čia dar pasižiūrėkit. Nu, šita mėgstamiausia daina, turbūt. I Would Die For You. Čia yra ne tekstai, bet čia faktai surašyti. Ir norėčiau dar pridėti, kad
Princas ir Jacksonas tai ne tas pats, abu mirė, bet abu skirtingi skandalai. Tik tas, kaip Jurkas įsisuko, tas ten turėjo daug problemų, ten pinigai, ten viskas. Nu, I would die for you. Abu numirė dėl mūsų. Tai va, klausykim jų įrašų ir vertinkim. Tai tiek, Princas su Madonna ir Jacksono ikonos. I would die for you.